Valstybinis turizmo departamentas pristato. Sveiki, keliauk pažink pasidalink keliauja po Lietuvą ištisus metus ir šiandieną mes atvykome į Pakruojo dvarą. Dabar esame Žako parfumerijos laboratorijoje, tokia kokia buvo prieš 100 metų. Čia taip viskas kvepia ir jeigu mes galėtume jums perduoti kvapus tiesiai per ekraną, jūs tiesiog apsvaigtumėte. Čia galima sutikti ir tuos personažus, kurie buvo šioje vietoje prieš 100 metų. Štai yra, pavyzdžiui, gyva Žako mokinė, kuri demonstruoja, kaip galima pagaminti kvepalus. Čia verdamas yra levandų vanduo. Labai rekomenduotinas, norint atjauninti odą. Pavyzdžiui, štai šiam personažui. Kodėl man? Dėl to, kad jūs to vertas. Pakruojo dvaras tai gyvasis muziejus. Na, muziejų Lietuvoje dvarų taip pat yra daug, bet gyvojo muziejaus tai tokio nežinau kito. Kiekviename muziejuje yra prie eksponato tvorelė, kurios gink dieve negalima perlipti, bet pas mus yra kitaip. Ja mes ją rekomenduojame perlipti, pabūti eksponatu, prisiliesti prie jo, tiesiog tapti gyvąją muziejaus dalimi. Nu, atrakcijų pas mus tikrai apsčiai. Ir spektakliai, ir koncertai, ir alaus bravoras, ir žirgai, ir kulinarinio paveldo restoranas, traktierius. Na, žodžiu, atvažiavę pas mus į Pakruojo dvarą tikrai išsirinksite savo kiekvienas atrakciją. Milžiniškoje Pakruojo dvaro teritorijoje įsikūrusiame gyvame muziejuje yra daugybė vietų, kur galima užsukti. Mes šį kartą nusprendėme nusileisti žemyn į alaus bravorą. Čia tvyro toksai apinio kvapas, apinys, kaip žinom, nuo seno labai stiprina plaukus, barzdos žvilgesį ir stiprumą, o čia sutinkame ir tikrą žaldoką ir matome tokį labai keistą kruzą jo rankose, su 2 rankenom. Manoma, kad jis padarytas yra juoko forma, humoro kažkokio. Tikrai paskirties nėra žinoma, bet manau, kad tam, kad iš pradžių rankose jeigu drebėdavo, kad galėtų atsigerti. Paskui, kad netimtų niekas. Pabandė atiduokit alų. Visą rudenį ir žiemą Pakruojo dvare vyks gyvojo muziejaus speciali ypatinga programa kiekvieną savaitę. Nuo 12 valandos. Na, o tiems iš jūsų, kuriems rūpi labiau ekstremalesnės pramogos, visai netoli nuo čia, vos už 30 km prie Radviliškio, vyks naktinis žygis Pergalių ir kovų keliais spalio 11-12 dienomis. Žygis skirtas 1919 metų Lietuvos kariuomenės savanorių pergaliai prieš Bermonto ir Avalovo gaujas ir taip pat 1949 metų Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdžio nepriklausomybės akto deklaracijai vasario 16 dieną.